labai dažnai aš randu, kad žmonės nusistatę yra savo nesveikus standartus, nesveikus reikalavimus ir jie patys save smerkia. Nes supraskit tokį dalyką. Jeigu jūs viduj neabejojat savim ir nesmerkiat savęs, nejaučiat galdės ir gėdos, jūsų niekas negali sugėdyti ir apkaltinti. Va čia aš turiu savo tetą, kuri mėgsta ganėtinai taip keistai. Tai ką tu tik tai mėsą valgai? Tai normaliai žmonės, ką tu čia dabar išdarinėji? O kadangi pas mane yra visiškas atsipalaidavimas ir aš esu labai savo vietoj ir aš žinau, ką aš darau, manęs tai nekabina. Bet tai yra vienas iš pavyzdžių, bet, pavyzdžiui, dalį žmonių pas ją kabina stipriai. Todėl, kad žmonėms buvo skausmingos patirtis. Kaltinimų, manipuliacijų, gėdinimų ir mano tetulė tokiem žmonėm tiesiog kratosi žmonės nuo jos. O aš tai labai taip ramiai su meilė, su savęs priėmimu sakau, kaip yra. Ypatingai yra labai geras bairis į apkaltinimą atsakymas. Taip, toks esu. Tai ką tu čia išsidarinėjai? Nu, aš pamaivo toksai. Atsakot ir nurimsta. Dabar, kaip aš vadinu, mano debiliški įsitikinimai apie save. Peržiūrėkit savo ir net neįsitikinimai. Reikalavimai. Ypatingai ten, kur blogai jaučiate su savim, pasižiūrėkit va tą situaciją. Jūs jaučiatės blogai. Per didelis reikalavimas. Reikia nusimesti reikalavimą ir jį padaryti tik tai siekiu. Kitas variantas yra, mes dažnai esam reikalavimo savo pagal socialinę rolę. Kaip žmona aš turiu norėti vyro. Nenoriu ir iš karto kalta, jeigu nenoriu vyro. Kaip žmona aš turėčiau visada vyrą palaikyti, jį gerbti ir visada, vienu žodžiu, nešioti ant rankų. O jeigu aš ne visada tai noriu. O kai ne visada noriu tai daryti, aš kalta. Ir pražiūrėkit kiekvienoj savo socialiniai roliai. Kokie yra jūsų reikalavimai savo ir ką jūs privalot. Aplinkai, savo artimiesiam, savo vaikam, savo tėvam. Ir ten jūs rasite krūvą kvailų įsitikinimų, kuriuos reikia paimti, nukratyti dulkes, ištraukus iš tamsos, nuvalyti, tada performuot ir atsipalaiduot.